Iš Maksimos jogurtą šiaip visai ten geri, pigus buvo akcija, kaip tik euras 10 centų gal, bet iš Estijos kaip tik buvo, tai man tokie visai. Tai ko čia ypatingas? Nu, nežinau, Estijos ta pieno produktų linija tai visai gera. Ir sūrelius gerus gamina, ir jogurtus. Okay. Ja. O ką tu valgai? Aš valgiau virtų kiaušinių su duonelė, avokadu ir pomidoriukas. Tai toks sveikuoliškas. Tai taip? Tu ir šiaip sveikuoliškas. Nu gerai, tai grįžtame mes su jubiliejiniu 5 epizodu. Buvom šiek tiek padarę pertraukėlę. Šiaip buvom užsiėmę patys, bet svarbu grįžtame. Palisėjom, kadangi buvo ir atostogos nuo univero, tai buvom visi kažkur išvarę, kas į namus, kas šiaip darbuose dirbom, tai turėjom veiklos atskirai. Ir dabar, kadangi grąžino ir studijos, atgal į Kauną mus ir šiaip grįžom, tai vėl tęsim tiksliau savo epizodus. Jo, ir pabandėm per tą laikotarpį vieną naujovę, padarėm vlogą, buvom išvykę į Lenkiją, tai daug surinko iš tikrųjų peržiūrų. Nes turinys kokybiškas buvo. Taip, kokybiškas. Tai kas dar nematė, tai turit pažiūrėti būtinai, nes turinio atžvilgiu tikrai geriausias mūsų epizodas, video. Ir manau, tikrai ateityje daugiau tokių darysim. Jo. Bet šiaip patiko tau į Lenkiją, ne? Tai iš patiko. Man tai... Aš pirmą kartą naujosios švenčiau užsienį, ne Lietuvoje, tai tikrai toks įdomi patirtis tokia. Tai va. Bet kas dar, nu tai nežinau, nebuvo studijų, buvom savais reikalais užsiėmę, bet kalbant apie aktualijas, tai pradėjom tą visą studijų ciklą ir visais naujais modulio pasikeitimais. Jo, aš tai iš vis pasikeičiau specializaciją. Aš vietoje asmeninio trenerio dabar pasiėmiau atletinio rengimo specialybę. Tai džiaugiuosi iš to pasirinkimų labai. Tikrai daug įdomiau, man atrodo daug naudingiau ir praktiškiau negu tai, ką pusę metų pirmus mokiausi. Ir labai džiaugiuosi, aišku, daug daugiau darbo, bet manau, kad viskas labai naudinga yra. Ir jau daug daugiau išmokau tikrai negu per pirmą pusmetį, būdamas asmeninį trenerį. Ir šiaip moduliai pasikeitė, kas atsirado vietoje anatomijos, mityba ir biochemija. Vietoje lengvosios atletikos, gimnastikos didaktika, paskui kas čia dar sporto psichologija atsirado ir dar kažkoks modulis, bet nepamenu. Tai skamba visai įdomiai. Jis man irgi pasikeitė. Šiek tiek iš vadybos pusės tai atsirado sportiniai žaidimai, tai dabar pereisim tokį kaip ir visų sportinių dalykų ciklą, tai ten tinklinis tenisas, golfas, krepšinis, futbolas, pradėjom nuo futbolo, dabar pradėjom krepšinį, futbolą jau baigiam, ten buvo atsiskaitimas, žongleravimas, varimas ir ten kiti. Tai žinau, kad man šitas bus kitais metais. A ne? Nu tai tau tai lengva bus, bet man tai šiek tiek O tai gavai? Kokį pažymį gavai? Tai iš visų 10 gavau, bet ten, nu žinai, tokie kriterijai, kur visi gali padaryti. Bet jo, šiaip krepšinį pradėjom, tai su Rasa Kreivytė, kuri beje ir buvo prezidento tauriai trenerė, bet vėliau pakalbėsim. Na, o dar atsirado ekonomika, tai turbūt čia man įdomiausias dalykas, vadinasi ekonomika ir finansai. Tiesiog apie sporto ten ekonomiką, apie rinką, kaip ten pritraukti žiūrovą tą patį, nu tai tokie įdomus. Ir dar žmogiškieji ištekliai atsirado ir jo, tai kaip ten valdyti darbuotojus ir taip toliau, nu bet čia smulkinas. Tai šiaip overall patinka, tipo, dabar geriau negu pirmą pusmetį. Jo, nu tikrai gerai, nes nu, tas pirmas pusmetis vadybai buvo toks įsivažiavimas labiau, ten visokie pristatymai, ten diskusijos, o čia dabar taip pradedi gilintis ir taip tiksliau viską darai. Tai va. Taip, bet užsiminiau apie prezidento taurę, tai praėjo. Turėjom vasario 16 prezidento taurę. Jo, studentų atstovybės organizuota. Tarp visų Lietuvos universitetų atstovybių krepšinio turnyras. Taip, ir vyko Vyko Garliavoje. Nors turėjo vykti Gaila ne pas mus, bet įvyko
mini konfliktus ir nesutarimai, bet šiaip greit išsisprendėm. Bet labai greit išsisprendėm ten per kelias valandas ir nutarėm Garliavoj daryti. Tai turėjom krepšinio turnyrą, visą dieną truko, kiek mes ten praėjom. Man atrodo, 19 valandų iš viso praleidom. Jo, nuo 7 ryto, nuo 8 ryto. Rinktis, pusė 8, ne? Nuo 8 ryto, man atrodo, mes buvom iki 12 ar 1. Net 1. Ja. Bet vis tiek verta buvo būt ir salė gera, ir ten žiūrovų buvo pilna, tai tikrai smagi atmosfera. Tai dar greitų metų išeis ir video mini montažiukas, kurį padarysiu, tai šitą irgi galėsit pažiūrėti, nes medžiaga nebloga, video irgi bus neblogas. Jo. Bet šiaip tu pats nežadėjai, bet filmavai ir ten buvai atsakingas už socialinę mediją, tai kaip sunku buvo viską sufilmuot, kad ten padaryt. Taip filmuot, aš filmavau su kamera ir istorikus kėliau, tai šitas nesunku, nes tą patį ir kitos turnyruose darau, bet tuo pačiu dar iš transliaciją buvo, reikėjo būti atsakingu. Aha. Ten girdėjau sunkumų šiek tiek. Biškai prasta įranga buvo, tipo, viskas gerai, bet ta kamera labai, senoka yra pakankamai, kad jį galėtų tipo, normaliai transliuoti tą aktyvų tokį judesį į žaidimą krepšinį. Tai lagino, visi labai skundės, kad labai strigo transliacija, bet tai nieko negalėjau padaryti, jau ten išpešėm viską. Bet svarbiausia, kad bent jau kažkoks vaizdas buvo. Tai aišku, dar komentatorius turėjom. Oi, komentatoriai tai geri buvo. Žygis ir Kačiulis. Labai gerai komentavo. Tai nieko, ką aš žinau, overall, manau, pasisekęs renginys buvo. Jo. Ir šiaip tas visokie kaip halftime ten žinai, NBA ten toks kaip ir šou. Ten šoka iš atstovybės merginos. Komerciškai labai viskas atrodė, su visais intarpais, žaidimukais. Žaidimukais su rėmėjais, tais pačiais ir turbūt reikia duoti pagarbą Germanui, kuris puikiai pravedė visą tą renginį. Tai sakė, kad jam buvo kaip ir toks vienas iš pirmųjų kartų tokį didelį renginį, nes tai tikrai pavyko jam. Ir dar paminėt, ką noriu, kad KTU fanai labai gerai palaikė savo komandą, įdėsiu video. Tai labai gerą atmosferą sukūrė. Jie kaip tik ir Žalgirį ten visas skanduotės, ir Vikingų skanduotės ten darė tie KTU fanai su žaidėjais. Mes irgi darėm, bet neprisilyginsis. Nes jų daugiau buvo. Jo. Bet šiaip, aišku, KTU laimėjo. Vyko finalas tarp Viko, prieš kuriuos mes, Lietuvos studentų atstovybę, Lietuvos sporto universiteto studentų atstovybę gavom pusfinalį, bet laimėjom 3 vietą prieš ASM. Nesunkiai. Ir šiaip patekom į tokią grupę. Formatas buvo, kad 10 komandų buvo iš viso. 8 ar 10? 10. Jo, 10, nes pirmoji grupė 4, antroji, trečioji po 3. Tai mes išėjom iš grupės, nes visos tos 4 išeina. Ir taip, atvirai pasakęs, tai lygis buvo aukštas tik tai per kelias atstovybės, o ten visos kitos, tai buvo, nežinau, kad šiaip pasižaisti. Bet... Drąsiai galėjau aš išbėgti. Drąsiai ir tu galėjai išbėgti. Bet šiaip labai smagu, kad tokios taisyklės yra, kad viena mergina turi būti bent aikštėj ir negali jos ten blokuoti ir ten dar kažką ir tai tokį lygų žaidimą padaro visai tai. Apie Euroviziją, tai kas, tai dar neseniai Eurovizija, aišku, jau pakankamai seniai, kiek čia kelios savaitės gal praėjo, gal jau daugiau, neatsimenu. Kelios savaitės, kažkas žodžiu. Nesmė, tai, bet aš labai noriu vis tiek pakalbėti apie Euroviziją. Aš nieko nežinau, tai tu sakyk. Nieko visiškai. Žinau, kas laimėjo ir ten kelis atlikėjus, bet ten, kad domėtis kiekvieno atrankos etapų, tai nelabai. Aš net finalą nežiūrėjau. Tai aš irgi nežiūrėjau, tai mes nežiūrėjom, nes mums prezidentų taurė buvo. Bet finalas buvo prieš prezidentą. Prieš? Jo. Jo. Vis tiek nežiūrėjau. Tai mes ruošėmės tada tam. Jo, mėgojom. Tai...
Tai žodžiu, tai kas laimėjo katarsis. Aha. Kaip kirčiuot, aš mačiau, jie įkėlė video, kaip reikia taisyklingai kirčiuot ir skirtingai visi kirčiuoja. Vieni sako katarsis, kiti katarsis ir jie patys, man atrodo, katarsis sako. Aha. Tai, nu kaip, aš norėjau, kad ne jie laimėtų. Apskritai visi tie pasirodymai, kurie buvo šiais metais, nusilpnoka buvo Eurovizija, aš visas Bendžiaus tas apžvalgas žiūrėjau. Mhm. Ir labai dažnai, praktiškai visada tiesiog sutinku su jo nuomonė, ką jisai sako, Jo. kad tikrai prasti ten tie pasirodymai, prastas išpildymas, aišku, aš negaliu labai tipo taip stipriai kalbėti, nes aš nesu ten atlikėjas ar kažką. Taip. Aš kalbu kaip tiesiog iš žiūrovų ir klausytojų pusės. Bet aš irgi girdėjau ten visokių dalykų, kad viena iš silpniausių Eurovizijų Lietuvoje atrankos. Ten... Galbūt. Nes labai prasti tie pasirodymai iš tikrųjų, labai lame, tiesiog ateina žmonės su lame daina. Aišku, ne visų gal tikslas ten laimėti Euroviziją, patekti atranką ir eiti į Euroviziją, bet vis tiek. Nebuvo tokios energijos gal. Apskritai nebuvo pasirodymų kokybiškų. Iš visko tipo susideda, iš detalių, scena, ten atlikimas, daina pati. Bet tai gal buvo labiau tokie susikoncentravusi šitą atranką į pačios dainos prasme išpildymą negu kad pasirodymą padaryti. Nu, tipo, kad ten gilesnė prasme būtų. Nu, bet ir tas daugam nepavyko. O kaip, aš žinau vieną ten tokį, Lion Chicha. Nu, tai va, tai aš už šitą, aš norėjau, kad jisai išeitų į laimėtų atranką, nes šiaip tikrai, įdomiausias pasirodymas iš visų. Yra ten viena dalis, kur, tipo daina biški suprastė, bet šiaip visa daina ir tas pasirodymas, kažkokį frykį, tokią emociją perteikia. Ir, man atrodo, kad buvo verčiausias laimėti. Ir ten tą katarsi, visi fanai dabar, kurie žiūri, aišku, katarsi fanai. Nesutiks dabar su bet aišku, čia yra mano nuomonė, kad tas, kaip reikia taisyklingai kirčiuot pala. Aš tai net nežinau pats. Kaip... Lion Chicha? Lion Chicha, turbūt. Kad tas Lion Chicha, šiek tiek žiūrėjau ten tų apžvalgų, Tiškevičius su Vaitekūnu ir Jurgaitytė buvo, tai šiek tiek žiūrėjau, bet ten, kai buvo jau viskas aišku kaip ir. Kažką ten tokio, bet, žinau, kad Lion Chicha dar Faruose buvo. Faruose buvo? Jo, kažkokį faktą pasakė. Tai čia? Jo. Jis ten, nežinau, gal epizodiškai pasirodė, nebuvo ten pagrindinis, bet vis tiek žinau, kad buvo. O dar, tai mačiau, buvo Juodaodis toksai, ne? Jo. Anjanė. Jo. Aš mačiau Instagram'e, kaip visi lietuviškai ten. Jo. Man mielas jisai. Mielas. Ir gražiai dainuoja, bet ta daina tokia silpnoka. O angliškai dainavo lietuviškai? Angliškai. Bet ta daina silpnoka tokia. Tai nežinau. Mano spėjimas, kad arba neišeisim iš pusfinalio, arba finale pačioj busim. Man taip atrodo. Nežinau, žinai, visi taip pat jie... Tas netikėtumo faktorius irgi gali. Bet tai jis visada gali. Man dabar taip atrodo. Kaip susišviečia, tai jo. O žiūrėjai, pavyzdžiui, kitų? Ne, aš nežiūriu, kad Euroviziją galėčiau, kad įdomiau būtų žiūrėti pačią Euroviziją. Man tai pastovi vieną metą. Tai Estijos. Ta espresso macchiato. Nežinau. Ten, visiškai yra tokio pačio stiliaus kaip Nemo, kur laimėjo. Nemo ir Europapa, kur ten buvo Nyderlandų. Visiška nesąmonė. Ten, tiesiog dainuoja apie espresso macchiato kavą. To viso performance ir pasirodymo prasme, tai labai įtraukiantis pasirodymas. Ir tiesiog tikrai užkabins akį ir tie visi vizualiai efektai ten stovi apsauginiai kažkokie. Ir pats kaip iš įvaizdžio jisai ten, žinai, ilgus plaukus turi ir ten tokius usiukus, šiaip pritraukia vardą. Tai kažkaip manau, kad gal tokio kažkokio crazy pasirodymo irgi reikėjo Lietuvoje. Mes galėjom išsiųsti šitą grupę. Man užkrito pavadinimas. Turėjo kažkokį crazy pasirodymą? Tipo, kaip vadinasi. Bet ne tokio kaip Bareikis. Black Biceps, jo. Black Biceps galėjom išsiųsti. Tipo irgi. Arba jie, arba tas Lion Chicha. Lion Chicha. Aha. Bet ne, aš katarsi aš buvau. Bet... Tai gerai. Bet sugrįžkime atgal į praeitą Euroviziją, ne? Kaip manai, gerai, čia viskas praeitį buvo ir diskutuota, bet
jeigu išsiųstume Bareikį su tą, prisimni tu jo tą dainą? Jo, atsimenu, ten irgi. Kaip manai, būtų... Formulės ten tai Jo, būtų kažkoks performances ar rezultatas geras. Nu, blemb. Matai, yra tas dalykas, kad aš plius minus atsimenu praeitų metų Euroviziją pačią, pasus atsirodymus. Tai nežinau, irgi arba finale būtų apačioj, arba pusfinale nebūtų šiai. Nu, man taip atrodo. Nu jo, bet, viskas gerai, kad Silvestras išvažiavo, buvo vertesnis. Jo, ir šiaip gerai pasirodė. Jo, tai gerai, tai kurią vietą užims? Lietuva, manau, išeis į finalą, bet bus dugne. Nu gerai, tai plius minus tą patį. Jo. Gerai. Kokios dar aktualios, kaip tik ir Lonnie Walkeris išvyko. Į NBA, tai tokia netikėta žinia, nors paliko. Iš tikrųjų tą pačią dieną sako liks, tada po kelių valandų neliks. Tai aš dar dienos metu mačiau postą, kad jisai tikrai lieka straipsnį ir tu man vakarė tiesiog atsiuntei postą, kad jis išvaro. Bet čia buvo labai, labai paskutinės minutės sprendimas. Jisai ir pats rodė tas ambicijas, kad nori išvaryti. Tai aišku, kad jo tikslas nebuvo žaisti Eurolygoje. Jo, bet pasikėlė tą kainą, nu kaip pasikėlė, pasirašė 2 metų 3 milijonų sutartį. Ir dabar Philadelphia 76ers jisai pradėjo jis tą sezoną pradėjo jis tą savo Sixerių žaidimą ir, buvo ten jo 5 taškai, dabar šiąnakt žaidė 2, tai jis tokį gauna rolinį vaidmenį. Mačiau, ant kem taškų lygtais ten gavo. Prieš Bullsus, kai žaidė, prieš Buzelį, tai nežinau, man tai nelabai toks sprendimas, bet jau buvo... Jo išvykti ar Sixerių, kad pasimti jį? Ne, Sixeriai tai gali daryti, ką nori, bet, ta prasme, kaip Žalgiriai, tai galėjo bet čia, žinai, ne nuo Žalgirio priklauso. Tai aišku, čia yra daug faktorių. Čia rinka vis tiek žaidžia, tai... Bet dabar atvažiavo naujas. Isaiah Wongas, jo. Jo. Bet ir jo turbūt, nežinau, aš tai nematau prasmės, ten to pasirašė. Sezonas kaip ir palaidotas Eurolygai, sunkiai išeisim. Tai viskas apie LKL dabar eina. Bet ir LKL galėtume paimti, bet, žinai, bet ir jis toks, Wongas įdomus žaidėjas, labai toks smulkus iš išvaizdos, bet skaičiau, kad ten Kėdainėse buvo žaidėjas, su juo lyg tai žaidė, ar ten žino jį, ir sako, kad jis iš bet kur gali įmest, visais būdais. Tai pažiūrėsim. Bet nežinau, žiūrėsim, kaip bus. Ja. Bet aš mačiau nuotraukas, kai jis atvyko jau į Lietuvą kažkaip grįžti. Aš irgi mačiau jo intervą Instagram'e. Bet nepatenkintas atrodo. Jis nepatenkintas? Jo. Nemačiau. Ką aš žinau, kodėl? Kaip ten fotkėsi ir kaip jį kalbina, tai I'm happy to be here. Just like, gerai, suprantu, gal pavargė šiek tiek. Skrido toli gal. Skrido, jo, jetlagas dar. Bet... Nebus toks šviesulys kaip Walkeris, tikrai. Bet, žinai. Pažiūrėsim. Jo. Dar apie krepšinį NBA. Dabar nesiniai buvo varžybos Lakersai su Mavsais žaidė. Tai irgi dabar šitas populiari tema, kaip mes nekalbėjom, kaip Dončičių treidas padarė. Bet čia buvo tikrai labai netikėtas. Ir kaip dabar žaidė ir jis surinko 3 dublį. Prieš Mavericksą. Jo. Ir įmetė 3 taškį, aš mačiau tiesiog video, kaip įmetė 3 taškį ir atsisuka į suolą, į menedžerį. Mes ir žiūri. Tai gražus epizodas. Bet ir patiko man Dončičiaus komentaras, paklausė į ten spaudos konferencijai, ar matei Niko Harrisoną, Mavsų generalinę, tai sako, ne, nieko nemačiau. Tiesiog matosi šalti santykiai. Ja. Bet jie su Jamesu sutarė, manau. Su Jamesu? Duetas tai labai gražus, atrodo, nes jau pilna video, kurie juokės ten kažką, tipo gerą tą ryšį turi. Jamesas neturėjo karjerai tokio gero kūrėjo. Ja. Tai ir manau, kad idėja... Buvo excited tokį. Jo. Ir idėja viso šito treido turbūt buvo ir Lakersų, kad žino, kad LeBronas greitų metų jau baigs karjerą. 2-3 gal sezonai, gal net paskutinis gal bus. Tai jie vis tiek nori
rebuildą tą daryti ir dėlioti savo ateitį. Tai Dončičius, manau, jų ateitį kaip veidas, tai, manau, geras ėjimas iš jų pusės. Matei dabar Muskas naują AI kuria. Groką? Grok 3 vadinasi. Girdėjau. Tai dabar beta šitą versiją. Aha. Nežinau, kada paleis. Čia nėra tikslių datų, bet dabar beta versija. Tai už visus AI-us, visus ChatGPT, Gemini, dar koks ten yra. DeepSeek, už visus šitos daug protingesnis tipo yra, kaip jisai teigia. Ir ten irgi buvo statistika tipo parodyta, ten tam tikrais aspektais, ten kaip gali ten matematinius veiksmus atlikti, kaip ten gali sugeneruoti kažką. Nu, tipo, diagramai daug aukščiau yra tas Grok 3. Bet pas mus dar neprieinama yra Europos Sąjungoje ir Lietuvoje. O kaip bus prieinama, naudosiu? Nežinau, tai pabandyti reikės gal. Bet ko jis nerašo, ko protingesnės ten už kitus? Tai tiesiog, sakau, visais tais, gali tiesiog daug geriau viską įvykdyti. Tiksliau. Ok. Bet, nežinau, man tai su tais AI visais kūrimais, tai atrodo, kad jeigu yra vienas AI, tai galėtum kitus irgi AI padaryti, nes, nu, žinau, tą visą. Su AI padaryti AI? Jo. Ok. Tai čia žinai... Blemba, iš tikro. Jo, ir nežinau, ar reikia tiek daug visokių tų pačių AI. Nu, tipo, dabar tuos video, pavyzdžiui, kur daro, jau TikTokas yra pilnas tų POV, atsikeli ten... Jo, tuos mačiau, ten tai visiškai nesąmonės. Bet kažkokios. Iš tikrųjų... Jie, tipo, padaryti pakankamai realistiškai. Jo, norėjau tas pats konceptas kažkokia nesąmonė yra. Jo, bet tas realistiškumas ir ne tik su tais visais POV, bet ir ten, nežinau, būna ten, kur... kalba, pavyzdžiui, preskonferencija. Jo. Ir prezidentas, nežinau, Trumpas, ten Zelenskis kažką. Ir atrodo, kad jis tuo žodžiu sako, nors ten visiškai nesąmonės, ten sako, kad ten man patinka kačiukai, ten dar kažkas. Ir taip pagalvoju, nu čia tikrai jisai taip sakė. Jo, iš pradžių tipo dar galvoju tikrai, bet tada supranti, iš karto, tipo, atskiria, va, kur, tipo, mes jauni žmonės galim atskirti. Nu, kai šūdus pradeda šnekėti. Bet kalbant apie jaunus ir ten Facebook'e, tai... Nu, tai taip, tai aš sakau, mes jauni žmonės, tipo, galim tikrai atskirti dar, kada supranti, kada iš karto AI-us yra. Taip. Bet aš manau, kad vyresnio amžiaus žmonės, nu, jos labai paprasta su šito apgauti yra. Ir ypač Facebook'e. Su dezinformacija. Facebook'e išmeta ten tuos visus, kad žiūrėkit, iškepiau tortą, arba ten mano šiandien gimtadienis 90 metis ir niekas manęs nepasveikino, savo išsikepiau tortą. Žiūri, kad visiškai AI-us, atsidarai komentarus ir ten visokios danutės, onutės, visokios sveikina su gimtadienį, ten tu mūsų mylima, atvažiuok pas mane, atvažiuok. Ir po to ten būna kiti komentarai, jūs ten babutės toliau, tikėkit, taip ir pinigus iš jūsų, jau ten toks jokiai. Nu, bet iš tikro labai paprastai yra. Nu taip, atvažini ten vietoj 5 pirštų 4 arba ten iš vis 3 ten laiko. Na. Šitas visas, kaip pavyzdžiui, paprašau video sugeneruoti, tie video yra pakankamai realistiški, bet būna kažkokia kliurka, kur ten delnas išsilieja, ten pirštai 3 sueina į vieną ar kažkokią tokią nesąmonę. Iš puodelio ten žmogus pavirsta. Kažkas išlenda, kažkokią nesąmonę, kur dar biški trūksta. Tai įdomu, ar Grokas tipo galės padaryti, kur tiksliai būtų. Bet o čia GPT kūrė tos visus video ir yra atskiras kažkoks AI-us? Atskiras yra dar kažkuri platforma. Aš nesinaudoju, tai nežinau, yra... Neatsimenu, kaip vienas, bet yra tikrai atskiras, ne čia GPT. O naudotum, kad ten padaryti kokį, pažiūrėjau, nežinau, atstovybį promo video su AI? Ne. Bet... Nu, nes ribotas labai galimybės. Ir kainuoja. Bet jeigu nori kokybiško to video, tai jisai kainuoja daug. Nu jo, bet jeigu tu tiesiog neturi laiko, neprisėdi parašai, ten padaryk tą, tada surašai viską. Kainuoja. Ne, bet gerai, tu neturi laiko, ne vis tiek. Užimtumas didelis ir kad tau reikia padaryti tą video, surašai viską ir jis tau padarys. Tau nereikia nieko daugiau. Prisėdi 5 minutės. Bet tai dabar dar nėra tokio, kad viską padaro. Nu čia toksai labiau... Ateity. Teorinis toks dalykas. Ir ateity jo. Bus. Nu galbūt, nežinau. Pažiūrėsim, Photoshop'o dabar tas AI'as labai neblogai pasinaudoja kartais. Šiaip jo, esu irgi tą pabandęs Photoshop'o. Labai gerai išpildo ten, ką įrašai,
Aišku, būna irgi nesąmonė kažkokiu įdeda. Nu visada bet būna tai. nesunku paskui sueditin būna. Pavyzdžiui, ten kokį backgroundą, ten kalnus ar dangų, kad pakeistų, labai gerai padaro šitą. O Tai naudingas. Šitas man labai patinka. Daug laiko sustaup. apie dirbtinį intelektą kalbant, tai manai ateityje, nežinau, 5 metų bėgi, ar jis bus toks išsivystęs, kad galėtų pakeisti kai kurių žmonių darbus? Ar... Kelių metų, 5? Manau, kad viskas greit evoliucionuojasi, tai 5 metų bėgi. Greit visai. Ne, nemanau. 5 ne. 10? Nežinau, čia apskritai labai diskutuotinas klausimas, ar iš vis pakeis. Tipo, jo tos visus mechaninius darbus, tai faktas pakeis. Bet vis tiek yra pilna darbų, kur reikia emocijos, kur reikia dirbti su žmonėm, pavyzdžiui, tai... tikrai nebus taip, kaip filmuose, aš manau. Bent jau artimiausius kokią 30 metų. 30 metų, okei. Gerai, gal ne 30. Nežinau, žodžiu. Labai sunku. Pasakyti yra tą laiko tarpą, labai sunku yra nuspėti. Jo. Bet vis tiek reikės žmogus, kad su žmogum dirbtų ir nepakeičiama tai bus. Bet vis tiek kai kurios darbus tai tikrai pakeis. Faktas, tos visus mechaninis, paprastas. Jo. Dar pamiršom vieną sporto renginį, kuris buvo praeitą savaitgalį. Tai buvo Super taurė šių metų. Ir kaip tik man vakar išmetė memories telefone. Dėl to ir atsimenu, kad šiandien reikia biškai pakalbėti, kaip mes 22 metais laimėjom su Sūduva. Tai labai fainas nuotraukos, atsimint labai smagu buvo. O lengvai laimėt, ar? Ne, ten buvo po baudinių. 0-0, man atrodo, baigiam. Ir prieš ką? Prieš Vilniaus Žalgirį. Okay. Tai buvo įdomu atsimint, nes tuo metu kartu buvau komandai su Matulevičium Giedriu, kuris dabar kaip tik ir laimėjo tą taurę su Žalgiriu. Ir labai man patiko jo žaidimas visų varžybų metu. Žiauriai gražiai jis tos perdavimus dalina liniją, skaito, labai, tipo, kokybiškas. Kokybišką futbolą žaidžia. Tai tai Žalgiris 2-0 po pirmo kėlinio pirmavo. Ir atrodė jau, kad kaip ir užtikrintai viskas bus. Bet tada antram kėlinyje pasidarė baudinį, tas pats Giedrius. Bet ten toks, tas baudinys, į ranką atsimušė kamuolys. Suprantu tą teisėjo įvertinimą, kad neneutralioj pozicijoje buvo ranka. Bet, aišku, tokių baudinių, nesinorėtų pagauti, kad jie būtų skiriami. Bet čia jau tokios taisyklės. Tai baudinį įmušė Filipavičius. Ir paskui intriga grįžo ir neužilgo Dudu jau pasidarė. Jo, mačiau, ten grįžo. Tai jo žaidė dar ir Aivaras Temsis už bangą. Tai parašiau šiam pavaržybų, kad neliūdėtų, kad tikrai neblogai sužaidė. Ir jau paskui baudiniai buvo, ir baudinių jau realiai loterija. Tai Žalgiris laimėjo. Jo, ir mes matėm Gargždų Bangos triumfą, kai buvom. Kita kažkokia... Taurės finalas buvo. Jo. Tai Nes Super taurė žaidžia A lygos ir taurės čempionai. Jo, tai matėm Gargždų Bangos triumfą gyvai. Tai šiaip, nežinau, gan stipri ta komanda. Gargždų Banga buvo. Tas finalas ten toks buvo. Tai matai, dar ten buvo praeito sezono. Ten ir sudėtis skiriasi ir viskas. Dabar, kadangi Super taurė yra pirmas, kaip sezono atidarimo varžybos. Tai čia ir sudėtis skiriasi ir pats žaidimas kitoks. Tai bus įdomu, nes prasideda lyga jau kitą savaitgalį. Žiūrėsim, atsidaro lyga, pirmos varžybos bus Sūduvai su Riteriais išvykoje. Tai reikės žiūrėti. O jo, tikiuosi įdomaus sezonų. Ir mačiau, kad buvo Instagram'e ten prognozės, kad ten Vilniaus Žalgiris turi didžiausius šansus laimėti. Bet ten, aš irgi mačiau tą postą, bet ten tipo 5-4%, kad Vilniaus Žalgiris laimėjo sezoną. Ir šiaip man labai Kauno Žalgiris patinka, irgi dabar Media Day vakar jie turėjo ir labai profesionaliai viską darė, man labai patinka dabar, ką jie iš medijos pusės daro, nes anksčiau praktiškai nieko nekeldavo į visus Instagramus ir Facebookus ir dabar labai kokybišką turinį kelia. Ir aišku, kadangi daug bendrų pažįstamų Kauno Žalgirį, tai aš labai palaikau irgi ir jos. Tai irgi norėčiau, kad ir jiem būtų labai sėkmingas sezonas, tiek Eivinas, treneris Kauno Žalgirio vyriausias, tiek
Vardžilauskai buvo, tai labai norėčiau, kad jiem būtų irgi kuo sėkmingesnis sezonas. Kalbant ir apie Media Day, tai šiaip mano vienas pažįstamas dirba fotografu Žalgirį. Jisai, jo. Futbolo komandai ar kur? Žalgirį ir futbolo komandai. Apskritai ten Žalgirio organizacijų, tai Rokas fotografas, jis tai ten fotografavo, tai jo, tikrai kokybiškos nuotraukos. Jo. Dar nežiūrėjau Kauno Žalgirio tos spaudos konferencijos. Kalnietis su Eivinu kalbėjo, tai reikės dar šitą irgi pažiūrėti. O Kalnietis kaip gerai jisai dirba? Tai aš nežinau, aš negaliu pasakyti. Bet žiūrint iš šono tas bendras vaizdas atrodo, kad kokybiškai. Nes vis tiek ten perėjo iš krepšinio į futbolą. Jo, šitas yra, kad jam pirmas praeitas sezonas buvo gal sunkus, nes faktas, kad skiriasi krepšinio ir futbolo visas tas valdymas klubo. Bet aš manau apšilo ir dabar gali eiti į titulą. Taip pat apie rinktinę kalbant. Tai Kuzminskas. Jo, Kuzminskas baigė karjerą. Žiūrėjai prieš Estiją? Ne, nežiūrėjau. Tai aš tai... Žiūrėjau prieš Estus, kaip žaidė. Prieš Lenkus. Jo. Bet tai ten buvo labai toks. Prieš Lenkus neįdomu buvo, bet ir prieš Estus iš tikrųjų įdomu buvo. Pasidarė didelį pranašumą, 60 taškų įmetė per 2 kėlinius, po to trečiam kėliniai 7 ten tik taškus. Ir Estai grįžo. Kauno Žalgirio tendencija. Ir Estai grįžo šiek tiek, bet po to vėl Lietuva pribėgo. Bet apskritai Kuzminskas karjerą man tai nuostabą tokia sukėlė. Nes jisai, kaip sakė Basketniusai, kad jisai pačiam savo jėgų žydėjime yra, kaip ir. Tokia kaip ir antrą jaunystę išgyvena. Jam Tram 5 metai, Tram 6 gal. Tram 6, man atrodo. Jo. Jis tikrai galėtų performinti. Jis ten per žmogų pas neįdėjo Lenkijai. Jo, bet yra vis tiek su amžium gal jis jau nori kažkiek. Šeima ten galbūt aišku yra. Bet vis tiek gaila. Praneš, dėl ko pabaigė. Gal pats ir Kurtinaitis atskleis, nes irgi turėjau užuominų jis, kada kai ten prieš Makedonų žaidė ar kažkada tai. Bet žiūrėsim. Gal grįš iš tikrųjų, gal įkalbins Kleizą Kuzminską grįžti, bet šiaip kaip žmogus. Bet šiaip visa ta karta jau baigė karjeras. Jo, liko su kuria aš užaugau, visi Mačiulis, Kalnietis. Jo, liko tik tai Sabonis, Valančiūnas. Vieninteliai liko, kuriuos dar atsimenu iš tų Eurobasketų, ten tų. Taip. 2.13, 2.15. Dar Lekavičius. Jo. Bet šiaip, kalbant apie Kuzminską kaip žmogų, tai jisai toks, šiltas, atviras, gerai mokantis kalbėti. Tai iš tos pusės, tai kaip žmogus jisai man patiko. Ir iš tikrųjų, mano mama jį vadindavo Viliumi. Vilium? Jo. Kodėl? Nes viena iš pažįstamų, mano mamos ten pažįstamų, vaiką turi ir tas vaikas labai panašus į Kuzminską, bet to vaiko vardas Vilius, tai todėl Vilium vadina. Supratau. Tai va tokia atsimenu. Tai va. Gerai, tai ką, šiandien sugrįžimo podcastas po ilgesnio laiko. Comeback, kaip Michaelas Jordanas grįžo. Tai žodžiu, toks, nežinau kokio ilgumo, gal trumpesnis biški gavos nei praeiti. Svarbu įsivažiavom, bet po to. Jo, įvadinis gaunasi toks į antrą sezono pusę mūsų. Taip. Tai šiaip... Labai daug sporto šiandien palėtėm. Jo, sportas buvo sveikatingumo podcastas šiandien. Bet, kalbant apie žiūrovus mūsų, tai įsitraukimas didelis, daug pasiekėm prenumeratorių visai. Jo, ačiū visiems labai, kad žiūrit. Taip. Labai smagu, nes mūsų tikslai įgyvendinami jūsų dėka yra greičiau, negu mes patys tikimės. Ir jūsų visi patiktukai, komentarai, prenumeratos ir įsitraukimas socialiniai medijai padeda mums augti. Taip kad nepamirškite prenumeruoti ir spausti like ant kanalo. Ačiū, kad žiūrit. Kitą epizodą. Svečias. Davai. Taip.